Po 100 metų paieškų netikėtas atradimas atvėrė naują skyrių istorijoje – kapavietė, kuri, kaip manoma, priklausė pačiai Kleopatrai. Viduje buvo rasti keisti simboliai, paslaptingi daiktai ir atrodo įspėjimai iš senovės laikų. Tačiau kyla klausimas, kodėl atrodo tyčia buvo paslėpta galingiausios Egipto karalienės paskutinė poilsio vieta. O kokias paslaptis ji gali atskleisti, kurios galėtų pakeisti mūsų supratimą apie istoriją? Tačiau prieš tai paspauskite patinka ir prenumeruoti. Tai labai svarbu mums, turinio kūrėjams. Labai ačiū Jums. Taigi pradėkime. Jau daugiau nei 2000 metų yra mįslė, kur palaidota Kleopatra, paskutinė senovės Egipto faraonė. Ji buvo viena galingiausių moterų Viduržemio jūros istorijoje. Ji garsėjo savo protu, grožiu ir puikiais vadovavimo gebėjimais. Tačiau iki šiol ekspertai vis dar nežino, kur ji buvo palaidota. Po to, kai Kleopatra ir jos mylimasis Markas Antonijus buvo nugalėti Oktaviano, kuris tapo imperatoriumi Augustu, jų gyvenimas baigėsi tragedija. Pasak istoriko Plutarcho, Antonijus persmeigė save kardu. Po tarpu Kleopatra, kaip manoma, panaudojo nuodus iš aspio, tam tikros rūšies gyvatės, kuri buvo faraonų galios simbolis. Jiems buvo leista būti palaidotiems kartu prabangiame kape. Tačiau nėra aiškių įrašų, kur jis buvo pastatytas. Kleopatros valdžia buvo sutelkta Aleksandrijos mieste. Ten Antirodos saloje stovėjo jos rūmai, kartu su šventyklomis ir garsiaja Aleksandrijos biblioteka. Ši vieta anksčiau buvo kenotafas. Pasak istoriko Plutarcho, Antonijus persmeigė save kardu. Istorikas Plutarchas rašė, kad Antonijus persmeigė save kardu. Pamažu iš akių dingo rūmai, šventyklos ir galbūt net pati karalienės kapavietė. Daugybė tyrinėtojų šimtmečius bandė surasti kapavietę, tačiau visiems nepavyko. Nėra rasta nei karsto, nei užrašo, nei kambario, kuris patvirtintų, kad jis buvo surastas. Buvo rasta tik sulaužytų statulų, monetų su Kleopatros atvaizdu ir keletas pastatų griuvėsių. Tai primena jos prabangą, tačiau neatsako į klausimą, kur ji buvo palaidota. Po tarpu šiuolaikiniais laikais atsirado nauja viltis. Naudojant šiuolaikinės technologijas, tokias kaip sonarinis kartografavimas, nuosėdų mėginių ėmimas ir povandeniniai kasinėjimai, buvo vėl pradėta kruopšti paieška. Vienas iš šios srities lyderių buvo prancūzų jūrų archeologas Frankas Godier. Po vandeniu jie atrado didžiules kolonas, statulas ir daiktus iš Kleopatros laikų. Jie taip pat rado dalį jos rūmų ir Izidės šventyklos, deivės susijusios su Kleopatra. Tačiau nors daug kas jau atrasta, vis dar nėra jokių pačios kapavietės ženklų. Dėl to ekspertai pradėjo ieškoti kitose vietose, tokiose kaip šventyklos ir nekropoliai už Aleksandrijos ribų. Yra keletas senų įrašų teigiančių, kad jis galėjo būti netoli vienos šventyklos, kuri buvo skirta Izidei vakarinėje miesto dalyje. Tačiau dėl didelių vietovės pokyčių ir žemėlapių praradimo paieška tapo dar sudėtingesnė. Iki šiol kyla daug klausimų, ar tikrai ji buvo palaidota kartu su Antonijumi, o galbūt jų palaikai buvo paslėpti taip, kad niekada nebebūtų rasti. Ar taip pat įmanoma, kad kapavietė buvo tyčia paslėpta, kad jos neišplėštų dėl joje esančių turtų? Po tarpu, bėgant metams ir tobulėjant technologijoms, tyrinėtojai vis labiau tikisi, kad bus atrasta tikroji Kleopatros kapavietė. Anksčiau apie jos paskutinę poilsio vietą sklandė tik legendos ir pasakojimai. Tačiau bėgant laikui, pamažu tampa įmanoma ją pamatyti tikrovėje. Izidės šventyklos atradimas po vandeniu tapo pradžia. Po to dėmesys buvo nukreiptas į žemėje esančias griuvėsius, kur buvo rasta statulų dalių, užrašų ir architektūrinių detalių, kurios atrodo slepia paslaptį. Viena iš tyrimų krypčių buvo Taposiris Magna, dar žinoma kaip didysis Ozirijo kapas. Jau iš paties pavadinimo jaučiamas paslapties svoris. Ši vieta yra maždaug 45 km nuo Aleksandrijos. Jis buvo pastatytas Ptolemėjo II Filadelfo laikais. Valdovas žinomas dėl graikų ir egiptiečių tradicijų sujungimo. Visa šventykla yra skirta Oziriui, pomirtinio gyvenimo dievui. Tačiau ilgą laiką dauguma mokslininkų tikėjo, kad Taposiris Magna buvo tik ritualų ir garbinimo vieta, o ne karalienių ar karalių kapavietė. Pagal senovinį Egipto paprotį, faraonai buvo laidojami didelėse piramidėse arba karalių slėnyje.
Šventyklos buvo skirtos ceremonijoms ir maldoms, todėl retai būdavo naudojamos kaip laidojimo vietos. Dėl to ta Osiris Magna anksčiau nebuvo įtraukta į rimtas Kleopatros paieškas. Tačiau buvo viena archeologė, kuri nesutiko su šia nuomonė. Ji yra daktarė Kathleen Martinez iš Dominikos Respublikos. Pasak jos, yra didelė reikšmė deivės Izidės ir Kleopatros ryšiai. Izidė yra atgimimo ir galios simbolis. Tuo tarpu Kleopatra visada vaizdavo save kaip gyvąją Izidės simbolį. Senuosiuose pasakojimuose, kai Setas nužudė savo brolį Ozyrį, Izidė paslėpė jo kūną. Jo kūnas buvo paslėptas slaptoje kapavietėje, kad jis galėtų sugrįžti į pomirtinį gyvenimą. Jei remsimės tuo, tikėtina, kad Kleopatra pasirinko būti palaidota ten, kad parodytų savo artimą ryšį su Izide. Su tuo susiję, 2005 metais daktaras Martinezas pradėjo gilų kasinėjimą Osiris Magnoje. Bėgant metams, jie atrado požeminius praėjimus ir tunelius po šventyklą. Koridoriuose jie rado keletą kapaviečių, statulų vaizduojančių Ptolemėjų laikotarpio valdovus ir daug monetų su Kleopatros atvaizdu. Martinezui šios vietos ryšys su paskutinė Egipto karalienė yra akivaizdus. Tačiau iki šiol pačios karalienės kapavietės vis dar nerasta. Šventykla patyrė daugybę nelaimių, tokių kaip antpuoliai, žemės drebėjimai ir laipsniškas nykimas. Tai yra ir dėl gamtos sukeltos žalos. Vietiniai netgi turi legendų teigiančių, kad vietą saugo prakeiksmas arba šventa apsauga. Tarsi laikas ir istorija tyčia saugojo vieną iš didžiausių pasaulio paslapčių. Nepaisant to, paieškos vis dar tęsiasi. Nes jei būtų rastas Kleopatros kapas, tai būtų vienas svarbiausių atradimų istorijoje. Susijus su tuo, 2022 metais Kleopatros kapo paieškos pasiekė svarbesnį etapą. Šiai paieškai vadovavo daktarė Kathleen Martinez. Jie naudojo modernes technologijas, tokias kaip georadarą ir trimatį seisminį vaizdavimą. Su jų pagalba jie atrado neįprastą požeminę struktūrą – tunelį, iškaltą pačiame uolienoje. Jo ilgis yra beveik 1300 metrų arba daugiau nei 4200 pėdų. Ekspertai vėl buvo labai nustebinti dėl šio statinio dydžio ir meistriškumo. Inžinierių teigimu, tunelio dizainas primena senovės graikų akvedukus, kurie anksčiau buvo naudojami vandeniui gabenti į tolimas vietovės. Tačiau akivaizdu, kad šis tunelis buvo skirtas ne tik vandeniui. Remiantis jo pastatymo laikotarpiu, tikėtina, kad tai buvo šventos vietos dalis pastatyta tam, kad paslėptų arba apsaugotų kažką labai svarbaus. Jiems giliau tyrinėjant, jie pastebėjo, kad kai kurios tunelio dalys buvo užlietos požeminiu vandeniu. Sienos buvo įtrūkusios. Tai ženklas, kad ilgą laiką čia vyko žemės drebėjimai ir žemės judėjimai. Kiekvienas žingsnis buvo lydimas griūties pavojaus. Tačiau nepaisant pavojaus, archeologai tęsė darbą dėl stipraus noro atskleisti tai, kas slypi po žeme. Tunelio gale jie aptiko uždarą kambarį. Jo įėjimas buvo padengtas akmenimis, kurie atrodė tarsi apdegę, lyg viduje būtų kilęs stiprus gaisras ar sprogimas. Staiga pasikeitė aplink tvyranti atmosfera. Oras tapo sunkus, beveik nejudrus. Jų įranga staiga pradėjo gesti, o net ir šviesos rodos prigeso. Dėl pavojaus jie buvo priversti laikinai nutraukti patekimą į vidų ir turėjo ieškoti saugesnio būdo pamatyti, kas yra kambario viduje. Yra manančių, kad tai gali būti paskutinė Kleopatros ir Marko Antonijaus poilsio vieta. Jei tai tiesa, tai būtų milžiniškas atradimas Egipto istorijoje. Tai yra šventa kapavietė skirta Ozyriui. Šiuo metu kambario turinys išlieka paslaptimi, tačiau kiekvienas atradimas, kuris papildo mūsų žinias, dar labiau priartina mus prie atsakymo. Tuo tarpu, kuo giliau kasama, tuo didesnis spaudimas kyla iš įvairių pusių. Spaudimas kyla ne tik iš ekspertų, bet ir iš žiniasklaidos bei vietos pareigūnų. Visi jaučia, kad pamirštųjų mirusiųjų šventykla netrukus atskleis ilgai slėptą paslaptį. Ir ką jie betrastų, tai gali sukrėsti visą pasaulį. Kasimo metu archeologai atrado vadinamąjį Ozyrio koridorių, ilgą požeminį koridorių. Jis pamažu išryškėjo, kai jie atsargiai valė dulkes. Sienos buvo išraižytos daugybė užrašų, kuriuose nuolat kartojamas Ozyrio vardas. Praėjimas kvepėjo derva ir smilkalais, senovinių ritualų atliktų prieš tūkstančius metų pėdsakais.
Viduje yra laidojimo kambariai, kurių dauguma vis dar išlikę nepažeisti. Mumijos buvo suvyniotos į 7 audinio sluoksnius ir padengtos plonu aukso lapeliu, kuris žėrėjo net prietemoje. Buvo įdėta papuošalų ir kaukių kaip apsauga pomirtinėme gyvenime. Viena iš svarbiausių atradimų buvo mumija su auksiniu skarabu, padėtų tiesiai ant jos širdies. Tai atgimimo ir amžinos apsaugos simbolis. Tai rodo, kad tas žmogus galėjo priklausyti aukštam visuomenės sluoksniui. Taip pat išbarstyti monetos su Kleopatros atvaizdu. Jos veido bruožai vis dar aiškiai matomi. Tai ne tik pinigai, bet ir žinia apie jos galią ir valdžią. Netoli čia taip pat buvo rastos Ptolemėjo XII, Kleopatros tėvo statulos, kurios buvo kruopščiai išraižytos kaip galios ir dievų palaimos simbolis. Tačiau dar daugiau paslapties suteikė užrašai kiekviename kampe. Pakartotinai minimas Ozirio vardas ir žodžiai, kviečiantis prisikelti. Viename sugriuvusiame kambaryje, kur dalis stogo buvo įgriuvusi, buvo rasti 2 šalia vienas kito stovintys karstai. Jų veidų jau nebuvo galima atpažinti, tačiau aišku, kad jų vienoda padėtis buvo tyčia pasirinkta. Tarsi vieno likimo simbolis. Šalia to buvo rastas akmuo su senu raižiniu, kuriame buvo parašyta: tas, kuris vaikščiojo su Izide, ir tas, kuris krito nuo kalavijo. Nėra karališkojo kartušio, nėra vardo, tik paslaptinga užuomina. Tai tarsi karalienės ir kario istorija. Ar jie buvo įsimylėję ar priešai, kuriuos galiausiai suvienijo mirtis. Visa tai sukėlė daugiau klausimų nei atsakymų. Atradimai Ozirijo koridoriuje gali būti mįslė, vedanti į paskutinę Kleopatros poilsio vietą. Iki šiol klausimas išlieka. Ar jau radome duris į jos kapą, ar tik prasideda tikrosios paieškos? Tačiau atrodo, kad Ozirio koridorių gaubia dar viena paslaptis. Kol vyksta nuodugnus tyrimas, aplink šventyklą pastatyti seisminiai prietaisai užfiksavo neįprastą judėjimą po žemę. Buvo girdimi silpni dūžiai, aiškus ir nuoseklūs, tarsi širdies plakimas. Šių garsų šaltinis buvo uždarytas kambarys, kuris ilgą laiką nebuvo liestas. Tai ne šiaip paprastas virpėjimas. Jis turi tam tikrą modelį, kurio negali paaiškinti geologai ir inžinieriai. Ar gali būti, kad tai tiesiog natūralus žemės judėjimas? O galbūt kažkas buvo paslėpta ir tyčia išsaugota po storu granito sluoksniu. Tačiau oras aplinkui tapo dar sunkesnis. Atrodo, tarsi pati žemė įspėja mus kalba, kuri jau seniai pamiršta. Kiekvienas virpėjimas kėlė nerimą ir šurpą ekspedicijos nariams. Nuo tada Ozirio koridorius nebebuvo laikomas vien tik nuostabia architektūra. Tai tapo mįsle, tarsi turinčia tam tikrą žinutę. Ir grupė buvo pasiryžusi rasti atsakymą. Be to, ant praėjimo sienų buvo atrasta istorija, kurią beveik ištrynė laikas. Išblukusiuose graikų ir demotiniuose užrašuose atsirado užuominų apie skirtingų kultūrų susiliejimą. Tai rodo Ptolemėjų bandymą sujungti Egipto religiją su graikų ir romėnų simboliais. Tai buvo būdas sustiprinti jų valdymo įtaką ir išlaikyti vienybę. Tačiau svarbiausias atradimas yra viename skydelyje, pagamintame iš blizgančio obsidiano. Dėl itin aiškaus raižinio atrodo, kad Izidė ir Oziris atgyja, stipriai apsikabinę po žvaigždėmis nusėtų dangumi. Čia pavaizduotas vadinamasis nendrių laukas, rojus, kuriame siela randa ramybę po mirties. Kai silpna deglų šviesa krinta ant lygaus akmens, atrodo, kad pats vaizdas ima judėti. Atrodo, tarsi dvasinė esybė gaubtų praėjimą. Tai dievų, kuriuos senovės egiptiečiai vis dar gerbia. Atminimas. Liudininkų akimis tai ne tik raižinys, bet ir priminimas apie žmogaus ryšį ir amžiną sielos kelionę. Tačiau po Izidės ir Ozirio atvaizdu yra išraižytas įspėjimas, parašytas graikų raidžių ir hieroglifų deriniu. Čia parašyta: netrukdykite įsimylėjėlių, kurie ramiai miega, jų sąjunga saugo pusiausvyrą. Iš pirmo žvilgsnio tai atrodo kaip eilėraštis, bet pagalvojus, aišku, kad tai taip pat yra įspėjimas. Čia sakoma, kad tie, kurie ilsisi kapavietėje, nėra paprasti žmonės. Čia sakoma, kad tai tvarkos sergėtojai, o jų vienybė yra tai, kas skiria gyvybę nuo mirties. Po tarpu ekspertai aptarė to reikšmę. Tai kuriems tai gali būti kunigų prašymas, kad ateities kartos gerbtų tuos, kurie ilsisi. Kitiems tai yra rimtas įspėjimas prieš kapų vagis ar bet ką, kas išdrįstų įeiti.
Tokio tipo įspėjimai yra įprasti senoviniuose raštuose, kurie siekia apsaugoti mirusiuosius nuo išniekinimo. Be to, kasinėjimams tęsiantis, archeologai netoli įėjimo rado mažą auksinę plokštelę. Jos kraštai buvo ištirpę, tarsi būtų paveikti didelio karščio ar ugnies. Tai galėjo būti senovinio sprogimo arba ugnikalnio jėgos įvykusias prieš tūkstančius metų pasekmė. Tačiau nepaisant sugadinimo, vis dar aiškiai matyti išraižyti vardai – Kleopatra Thea Filopator ir Markas Antonijus. Skirtingi nei įprasti Egipto hieroglifai, šie vardai yra parašyti lotynų ir koinės graikų kalbomis, Romos imperijos kalbomis. Tai rodo, kad kapas buvo ne tik pastatytas Ptolemėjų laikotarpiu, bet galėjo būti užbaigtas arba pašventintas jau Romos laikais. Tai įrodo gilų Kleopatros ir Marko Antonijaus ryšį. Taip pat už auksinės lentelės, kur buvo rastas sunkiausia kliūtis, stovėjo milžiniška siena iš granito ir švino. Šios medžiagos buvo sujungtos taip, lyg jas būtų vienijusi ugnis arba sunkiai paaiškinama jėga. Toks darbo būdas paprastai nepasitaiko Egipto kapuose. Tai neįprastas metalurgijos ir mūrijimo derinys, kurį sunku suprasti net šiuolaikiniai visuomeniai. Dėl to kilo rimtas klausimas, ar reikėtų griauti sieną, ar tiesiog leisti jai likti. Sprendimas jau nebėra paprastas archeologijos klausimas. Tai tapo ir politikos, religijos bei etikos klausimų. Priartėti prie kapo paslapties reiškia ne tik atskleisti istoriją, bet ir kištis į seniai slėptas mįsles. Be to, po žeme buvo rasta patalpa, kuri tūkstančius metų buvo paslėpta, užkasta storų sluoksnių, kalkakmenių ir nuosėdomis. Tai buvo nustatyta naudojant georadarą ir neįprasta šiluma pastebėta palydovinių skenavimų duomenyse. Kai buvo atidarytas įėjimas, visi buvo kupini jaudulio, tačiau niekas iš tikrųjų nebuvo pasiruošęs tam, kas buvo viduje. Kambario viduryje buvo milžiniškas karstas, juodas sarkofagas, išsiskiriantis Ptolemėjų Egipto istorijoje. Jis buvo išskaptuotas iš vieno labai juodo granito gabalo. Ant jo nebuvo jokių raižinių, simbolių ar užrašų. Visas paviršius buvo glotnus, tarsi pagamintas naudojant technologiją, pranokstančią senovės žmonių įprastus gebėjimus. Kai ekspertai ištyrė akmenį spektrografinę analizę, jie nustatė, kad jo sudėtis yra neįprasta. Didelė titano ir magnetito koncentracija – tai elementai, kurie Egipte randami retai. Tai leido manyti, kad granitas galėjo būti atgabentas iš tolimos vulkaninės srities, esančios už 100 mylių. Dar labiau stebina tai, kad karstas buvo švelniai šiltas. Tai nebuvo jaučiama per odą, tačiau aiškiai matėsi naudojant termovizinės kameras. Kambario temperatūra išliko 22 laipsniai Celsijaus, tačiau karstas visada buvo 29 laipsnių Celsijaus. Šis pastovus karštis negali būti paaiškintas įprastu būdu. Kai buvo ištirtas kambario oras, buvo aptiktas didelis gyvsidabrio garų kiekis, daug didesnis nei paprastai randama archeologinėse vietose. Nuo seno gyvsidabris buvo naudojamas kaip konservantas ir ritualuose. Tačiau retai jis randamas tokiais kiekiais. Taip pat buvo rasta arseno ir cinobro pėdsakų, tai medžiagos susijusios su senovės alchemija ir balzamavimu. Tai rodo, kad galėjo būti ritualinių konservavimo būdų, kurių dar nėra atradusi šiuolaikinė egiptologija. Net ir žemė aplink kambarį yra neįprasta, joje daug švino ir seleno. Iškilo klausimas, ar tai buvo ten padėta tyčia? Gali būti, kad nuodingi mineralai buvo panaudoti kaip apsauga nuo sugadinimo, arba kad atbaidytų ir sustabdytų bet ką, kas bandytų įeiti. O karste buvo rasti 2 kūnai, suvynioti ir išlikę nepažeisti net po labai ilgo laiko. Antropologų teigimu, viena iš jų buvo moteris turinti aiškių graikų egiptiečių bruožų. Jos kaukolėje matyti neįprasta forma, nes ji buvo tyčia pailginta. Tai buvo tradicija tarp aukštesniojo sluoksnio moterų Ptolemėjų dinastijos laikais. Kai buvo atliktas radiokarboninis datavimas, paaiškėjo, kad ji mirė būtent tuo metu, 30-ieji metai prieš mūsų erą, tais pačiais metais, kai kaip pranešama mirė Kleopatra. Antrasis kūnas buvo vyro, aukšto ir tvirto. Jo išvaizda aiškiai turėjo romėniškų bruožų, plati žandikaulio linija, aukšta nosis, o jo mirties amžius buvo toks pat kaip ir moters. Tarp jų kūnų bronzinis cilindras. Jis buvo padengtas rūdimis ir neįprastais mineralais, kurie dažniausiai randami netoli ugnikalnių pietų Italijos pakrantėje. Nors jis buvo senas, jo forma išliko nepakitusi. Jis buvo sandariai uždarytas, be jokių vyrių ar bet kokio būdo jį atidaryti.
Kai buvo patikrinta rentgenu, viduje pasirodė keistas šešėlis. Atrodė kaip organinė medžiaga, kuri lėtai juda laikui bėgant. Dėl to, kas buvo pastebėta, tai iš karto buvo nugabenta į laboratoriją kairę. Tyrimas naudojant MRT ir neutronų skenavimus. Tačiau vietoje atsakymų tai sukėlė dar daugiau paslapčių. Viduje matomas švelnus judesys, kintanti šiluma ir staigus, nepaaiškinamas elektromagnetinių signalų pliūpsnis. Klausimas greitai išplito. Ar indas turi senovinę gyvybės formą, išsaugotą naudojant nežinomą technologiją? O gal tai yra saugykla daiktų, kurie buvo specialiai išsaugoti ateičiai? Tačiau dar labiau viskas tapo paslaptinga, kai kurie pagalvojo, kad galbūt tie du kūnai yra pati Kleopatra ir Markas Antonijus. Galbūt viskas tai yra legenda, arba yra dar gilesnė paslaptis, kuri dar nebuvo atskleista. Iš pradžių vyriausybė griežtai slėpė visą informaciją, tačiau netrukus žinia pasklido dėl keistų įvykių nutikusių tyrime dalyvavusiems žmonėms. Keletas tyrimų komandos narių staiga susirgo. Juos kamavo stiprus kosulys, stiprus galvos skausmai ir didelis silpnumas, kurių jie negalėjo paaiškinti, kai atliko tyrimus su oru ir dulkėmis pačiame karste bei kameroje, kur aptiko nežinomų bakterijų sporų. Pasak ekspertų, tai priskiriama ekstremofilams, mikrobų rūšims galinčioms išgyventi itin atšiauriomis sąlygomis. Jie sugebėjo išlikti gyvi net beveik be deguonies ir net apsupti gyvsidabrio. Tikėtina, kad šie mikrobai užmigo dar tada, kai buvo palaidotas karstas ir pabudo tik tada, kai žmonės jį atidarė. Šiuo momentu paprastos praeities paieškos staiga tapo grėsme sveikatai. Dabar jau ant kortos pastatyta ne tik praeities paslaptis, bet ir šiandien gyvenančių žmonių saugumas. Tačiau dar baisiau buvo sužinoti, kad kai kurios poros yra atsparios įprastiems antibiotikams. Dėl to visa komanda buvo nedelsiant griežtai izoliuota karantine. Tuo pačiu metu Pasaulio sveikatos organizacija tyliai išleido rekomendaciją laboratorijoms dalyvaujančioms tyrime. Tuo tarpu tyrimas dėl bronzinio cilindro tapo dar nuodugnesnis. Remiantis judesio jutiklių duomenimis, jis skleidžia keistą impulsą, panašų į gyvos būtybės plakimą. Tai netitinka jokio mechaninio prietaiso ar paprastos cheminės reakcijos. Kai kurie mokslininkai teigia, kad tai gali turėti audinių ar mikrobų, kurie išliko gyvi dėl ypatingo konservavimo būdo. Manoma, kad buvo naudotas gyvsidabris ir cinoberis kaip natūralios priemonės prieš mikrobus. Dėl to Egipto vyriausybė nedelsdama uždarė pačią kasinėjimų vietą. Jie pareiškė, kad tai daroma visų saugumui. Iš palydovinių nuotraukų matyti sustiprinta apsauga, budintys kareiviai ir signalo slopintuvai, kad informacija neišeitų į viešumą. Nėra oficialaus pareiškimo, kad ši vieta yra biologinio pavojaus zona. Stipri baimė ir įtampa yra įprasta ir oficialiai pripažinta.